Malonu jūs visus matyti, gerbiami mokiniai, tėvai, mokytojai, administracija mokyklų. Šiandien susirinkome į dviračių žygį ir sporto šventę. Paminėsime, jau praėjusią, galbūt birželio 1-ąją, tai vaikų gynimo dieną. Taip pat jūs jau žinote, kad baigėte mokslus, to jau prasidės atostogos. Visi įsiskirstysit, važiuosite į kaimus, gal kažkas mieste liksit, važiuosit dviračiais. Todėl šiandien taip pat, šiek tiek padarysim tokią akciją, pasimokysim, kaip reikia drausmingai važiuoti tiesiog su dviračiu, ne? Tai va štai. Gerai tada. Dabar truputėlį apie saugą. Kaip ir praeitais metais, daugelis iš jūsų jau kažkas važiavo, žinote, kad važiuoti reikia kolonoje, nevažiuokite visi, kaip sakoma, bandoje, ne? Laikykite atstumo, vien tam, kad jeigu aš arba kitas pastabdys, iš paskui važiuojantis, kad galėtų saugiai sustoti, irgi sustabdyti. Reiškia, laikom didesnį atstumą, maždaug 3-4 metrų vienas nuo kito.